esu Simona, Our Pocket Hero prekinio ženklo įkūrėja ir vykdytoja, vystytoja. Šis prekinis ženklas yra specialūs drabužiai vaikams, kurie serga cukriniu diabetu ir nešioja insulino pompas. Aš labai norėčiau pasigirti, kad aš labai kūrybinga, bet iš tikrųjų šita veikla gimė iš poreikio, kai mano draugės berniukas susirgo cukriniu diabetu ir jie nieko panašaus nerado visame pasaulyje. Tai kaip ir esu pirmoji sukūrus tokią kolekciją pasaulyje. Cukrinis diabetas yra neišgydoma liga. Ir tą žinodama, kad jie gyvens su šia liga visą gyvenimą, supratau, kad kiekvieną dieną jie turi nešioti prietaisą, kuris yra įvestas kateteriu į kūną. Galim įsivaizduoti, kaip tai yra nepatogu. Todėl kišenių pagalba jiems yra lengviau prieiti prie prietaiso, ypatingai žiemą, kai yra daug sluoksnių, mergaitėms, suknelėse ir panašiai. Tai vaikai patiria netgi patyčių dėl to, kad jie yra truputį kitokie, ką jie ten turi, ką nešioja, sulaukia daug klausimų, ne visada malonių. Ta veikla yra man labai prasminga, aš labai džiaugiuosi ją galėdama vystyti. Labai gera gauti atsiliepimų iš tėvų, iš vaikų, istorijų, kaip drabužiai keičia jų gyvenimus, kaip padeda lengviau integruoti prietaisą į jų gyvenimą, kaip jiems nereikia nutraukti jų veiklų ir jie gali laisvai judėti, patogiai nešioti prietaisą. Galiu pasakyti, kas yra smagiausia. Smagiausia tai yra dovanoti. Aš labai galiu pasidžiaugti, kad skiriu 7% nuo savo veiklos ir dovanoju vaikams, kurie negali įsigyti. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad mano veikla bus orientuota į užsienį, visa veikla yra vykdoma anglų kalba, esu pardavusi drabužius į 38 skirtingas šalis, nuo Japonijos, Australijos, Amerikos, Europos. Niekada nežinau, iš kur ateis užsakymas iš ryto ir tas labai džiugina. Aš ir Kaunas. Įdomi istorija, kad po mokyklos aš Kauno kaip miesto, į kurį noriu įstoti, net nerašiau. Ir tik sekančiais metais aš atvykau į Kauną studijuoti. Vėliau bandžiau vėl pabėgti į Vilnių, studijuodama magistro studijas, bet pasirinkau gal visų pirma žmogų, pas kurį atvažiavau ir tada atėjo Kaunas į mano gyvenimą. Aš tada grįžau čia. Kaunas yra labai gyvas, labai gražus miestas. Man atrodo, labai daug veiklų čia yra, kultūros, meno, renginių, bendruomenių. Veiklos pradžioje tikriausiai pas visus yra daug nepasitikėjimo savimi ir nežinomybės. Tai gal mano patarimas būtų nelikti vieniem, ieškoti pagalbos, ieškoti mentorių, ieškoti bendruomenės. Aš ją susiradau ir turiu ir esu be galo dėkinga. Yra stipri startuolių bendruomenė Kaune, kuri tikrai dalinasi žiniomis. Kaune yra daug verslų, jie turi be galo daug patirties ir nebijoti klausti, nelikti vieniems.